Pamainyti 2 puodukus į 2 detalės. Kokias nors, ką nors sugalvosi gerai. Tigra vikšrai. Ai ne, Google'as netaip rodo, pasirodo, matai. Iš patirties. Žiūrėk, čia biškai gavęs jisai. Nesukųjų. Kaip čia geriau pamatyti? Ai va, šitaip matas. Žinai, kur problema didžiausia? Va tie va sriegiai. Čia tai kiaurai, bet va čia kur mažykės kilikės. Reik žitą neišmelštą. Nes pas mane tai probleminiai. Va čia va gal matysis. Tai tą veškis. Žiūrėk, pametį kažkaip. Svarbu. O čia braškis auginsim. A į karterį saudinsi, tipo? Na. Tai va. Komplektai. Blemba, eik tu savo gavęs. Tas gavęs. O sriegiukas. Gal nieko baisaus. Ką mes turim? Šiandien pratęsim tą ekspediciją tavo smagę. Tai dabar situacija tokia. Eisim į tas sodybas, kur buvo karteriai. 2 kilometrai, nes privažiuoti neįmanom. Gidas. Nesitikim nieko rast, kad nebūtų fokuso to tradicinio. Čia būtumėm jau smigę ilgam. Ir 41 metai, vakar 44, tigrų medžioklė, šiandien gaudysim 26, svarbiausia pavasaris, fantastiškas oras ir iki tamsos pabandysim mes kažką tai produktyviai, o bus kaip bus. O man patinka pasižiūrėti tas vietas. Čia va karteris tas dužęs gulėjo, sodyba, gėlės. Žinai, kartais žemėlapį nebūn pažymėta, bet gėlės išduoda, kad buvo gyvenimas. Ten dekoratyviniai krūmai, žinai, tokie. Šitas metalas ilgam dar liks. Pagrinde arkliena. Yra tokių, aišku, įdomesnių, bet nieko ypatingo. Kol kas nematau nieko ypatingo. Jeigu ardė tanką, tai sakyčiau, ne šitas čiabuvis, kažkur ardė į kitoj vietoj. O, normaliai švaliai. Dviračiai. Ta mačiau aš. Ne, per platį juostą. Čia negali būti 26. Šito per platį, bet va matai, nieko nėra. Nei vieną gabaliuką. Ai, vieną kaištį radai vikšro? Tik tai tiek. Tai gerai. Čia šlifuosim biškį? Pabandyti reikia. Gera. Iš kur žinai, kad gerai, jeigu tu ten nekasi? O, žiūrėk, jeigu ne akmuo,
Jeigu neakmuo, tai tu įjungsiu vėl kamerą. Gražiuose vietose gyveno stebuklingose, ten apačioje upelis. Va, matosi šiek tiek. Ten upelis, čia kokia 10 metrų vos ne pakilų šitą kalvą, kur trobas stovėjo. Va, pamatai. Štai, pamatai. Tokiuose stebuklingose vietose gyveno. Ir atėjo kolūkis. Netikėtai vieną dieną gražiai į jų namus. Čia komentuoti nereikia, matyti. Bet va, koks keistas gaminys su kniedėm. Angos kamtas, angos. Žinai, ne normalios tos kniedės, jos vienodas kokybiškai sukniedės. Aš galvojau, kad čia jau bus meistrelio, žinai, vietinio. Tai čia dar yra šansų. Va, ant to skardžio. Čia rimti reikalai, vyko rimtas ūkis, akmenų krūvos didžiulės. Okay. Čia yra žemės ūkis. Biški nuo šviesos. Oi, ja. O šitai viskas atrodo. Specifinė detalė. Pėdsekiai. Čia nuo to skardžio daug ką nuleido. Faktas, skydlynas. Žiūrėk, kokie metalai. Kokie masyvumo. Čia gal kalviškas, tas nieko tokio. Ir dar signalas. Rimtai. Ir da išlupk, tai atsargiai. Šitie labai bada. Oba! Kur čia tas grožis? Nu va, išgelbėjai dieną. Antrą karčią. Tai bus dar, a ne? Turi būt. Ten, anoj krūvoj, irgi. Aš tai ieškosiu paršo. Visi, kas susidūrė su 26, žino, kas yra paršas. Paršas yra važiuoklės kiaulė. Svirtis, balansyras. Viskas mūsų rankose, visi tankai, visi pasaulio tankai. Ten keptuvė dabar žiūri. Be keptuvių nebebūn tankų. Kur tankai, ten ir keptuvė. Ten Suvalkyje kokią keptuvę iškasiu. Žinai, tokia didelė šeiminai pavalgęs. Špižinė didžiulė. Nu va. RSO. Vilkiko. Artilerijos vilkiko. RSO. Vikšrėlis papuolė. Žiūrėsim, kas dar iškirs. Garsiau!
O, čia tas laimingas skardis. Dievai, čia 4 tanką dangtelis. Kokia tau čia žvaigždė detalė. Ir nefantazuok. Čia 4 tanką. Kažkas biški įdomiau. Ką? Dabar šiandien nuplausim. Žiūrėk, gruntas raudons, matai? Čia, žinai, tą bairį jau čia iki gyvą kaulą visi žino. Ir ant varžto turi būt užrašai. 4 tanką, dangtelis, atraminė ratą. Panzerkampf 4. Masiškiausias tankas. Tai o kur ratai? 16 ratų atraminių. Kur ratai? Ką? Gal nuo to skardžio paleido? Ne, nepaleido. Ten jau buvom. Medžiai viską matė, viską žino. Įdomus kažkoks planšas. Kas, žinai, gerai čia? Tai kad nėra tarybinių dalių įžų, maskvekų, arba arkliai, arba tankai. Šitą paimsim irgi. Ir pas tave ten geri garsai masyva. Kas pirms ištrauks pas mane irgi. Jau širinu. Gal ne akmuo. A tai čia ką dabar? Gaunas, kad tikrinam tą istoriją, kad pamuštas buvo ir vokiečių tankas, ne? Tai ką radai? Opa! Rodyk. Apvalus, aha, va, matos. Matos. Gerai. Nenuleidžia rankų. Ir kojų. Aš irgi šūt. Kad greičiau. Ne, man links lopit. Ką? Liuks? Jo, 4 tanką dugną, techninis liuks. Normaliai. Ką tu gali pasakyti? 1, 2, 3, 4, 5. Ką tu gali pasakyti čia? Žiūrėk, va, viskas yra. Spalva yra. Čia numeriukai turėtų būti. Tai žiūrėk, artėjom vis mes prie to tanką, ne? Ką? Ant kurios kalvos, ten gal gerai įsižiūrėjus. Ant kurios čia kalvos tas vokietis buvo. O toliau kas į to noris, aišku, masyvesnių radinių. Nu, bet, o tai yra biški grožio. Skamba gerai. RSO. Dar viens RSO. Matai? Šitoks. Aišku, yra jų daug, bet, nu, vis tiek vokiečiai važiavo. O! Pilkas spalva. Viskas tvarkoj. Ką ten mojuoji?
įdomu, kaip tempsimės tą kilometrą. Kaip jūs visus džiaugsmus. Šarvas. Bet žinai, pjauta su rezaku. Gal, nežinau. Bet ir virinta buvo prieš tai. O po to supjaustė. Tai šitą vokietį, sakai, supjaustė, taip negailestingai. Da nieks nežino. Tikros istorijos. Čia gal nuo tanka, ne? Sakysim. Ne, aš einu pasižiūrėt. Gers. Lopetos. Tai yra geras signalas. Lopetos skamba visada puikiai. Bet va čia va gal visai normaliai. Kažkas keistam. Du vienoj vietoj. Nu, okei. Šiandien kasam 3 modelius. RSO, Šterį, 4 tanką vidutinį ir tai 26. Faktas toks neužginčiamas. 26 irgi buvo. Žiūrėk. Pilka spalva tankinė. Matas, ne matas. Du. Krūmas. Šitos kažkokių nealyvų. Lenda tankai. Iš tokių krūmų įsivaizduoji. Jau beveik buvau palūžęs kaip ta eglė. Žiego boliukas. Čia gal kamsamolcė toks nedidelis. Daug jų yra, visokių rūšių. Kulkosvaidžių įstatyti. Obolys. Ką galiu pasakyti? Super. Super. Turim va tokią grožį. Sakau, gal pažiūrim. Bet dabar tai bus problemų. Ar ne? Bus problem. Ja. Radinys su problemom. Tiek virš 2 km iki mašinos. Skamba. Girnos irgi skamba. Gerai. Kaip tas videlis atrodo? Virš 2 kilų čia tempiam. Vienas dalykas viską rasti, iškast. Kitas dalykas. Kitas momentas parnešti. Tai ką, normaliai. Tema buvo. Tas oboliukas vis dėlto aš apsisprendžiu. Tas oboliukas bus
Iš Kaukės tai 26. Ir su dažais RSO vikšrai, nu, tiek įdomu. 26 vienas tarp akmenų pastrygęs. Dangteliai. Panzer 4. Su dažais garantuotai ten bus tas dangtelis. Dar nenustepsiu. Jeigu pasirodys, kad Panteros, tai tiek. Ir antrą seriją čia įmanoma, galvoju. Ką? Pelkiai, žodžiu, planuoja kolega rast kažką stambaus tenai. Va, tai antrą seriją įmanoma.